Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Mergos sako, jis labai fainas, bet jis ateina, jis apdryskės, tu žinai, kaip Čia apie tave? Jo, toks, sako, labai fainas, žinai kaip. Mes į pirmą pasimatymą nuėjom penktadienis 13 į Rusų dramos teatrą, dar buvusi, į spektaklį Prakeiktą meilę. Mes nuvažiavom kažkodėl į kapines. Kodėl mes važiuojam į kapines? Sako, aš nežinau, kodėl aš tave atvežiau į kapines. Ir tada mes supratom, kad esame vienas kitam skirti. Ir viskas. Mes gyvensim kambarį po vestuvių. Nes prieš kitą šykam prieš vyresnį, prieš direktorių, visi apsišykė kažką, o dergia vienas kitas šūdas, tokie, žinai, šūdas, o maistą valgom ir tik šūdus perdarom. Esu dažęs namus Švedijai. Ir ten gipso kartoną, ir ten sienas padažyti, ir viską, aš ir lūpas dažau. Taip, jinai atsisėdo šalia, sako, tu žinai, kaip tas kalgotkės, man deda tas visas, sakau. Jis sako, Giedriu, nueik, ten bus linksma, bus draugų, sakau, gerai, žinai. Ir jisai taip atsisuko į mane, sako, kiek tu geri, kiek tu gali gert? Aš turiu baimę visokiem narkotikam, ar ne, ir... Tu esi bandęs jų, nori pasakyti? Aš esu bandęs, taip, jo. Žolė? Žolė, taip. Koksą? Taip. Ir jeigu aš būčiau prezidentas, aš keliaučiau, manęs 5 metai nebūtų. Visą laiką vėliavą nuleisti ir sakyčiau, aš tik naujiem metam iš kokio balio su žmona sakyčiau, nu laikykitės, sakysiu, to grįšiu. Sveiki, čia laida Akis į akį su Arūnu Valinsko ir šiandien dar vienas iškilus svečias, kurio, na, iš tiesų užtenka pasakyti vardą, pavardę ir visiems iš karto užsidega šypsenėlė. Giedrius Savickas. Labas, Giedrius. Labas, labas. Esu pas tavęs buvęs nemažoj laidų, galybėje, sakysim, bet labai džiaugiuosi, kad šį vakarą tu čia. Neįtikėtina. Neįtikėtina, taip. Mamos linkėjai man, aš sakau, važiuoju pas Arūną, sakau, neįtikėtina. Mama perdavė? Tau perdavė. Žinai, kaip, tai va, bet sakau, neįtikėtina. Okay. Kad esu dabar čia tavo namuose. Aš labai tikiuosi, kad mes pamatytume kitą Giedrių Savicką, negu esame įpratę. Taip. Nors koks tu kitoks gali būti, nes tu ir šmaikštus, ir apsiskaitęs. Ir be jokios abejonės daug vaidinęs, daug vedęs ir laidų televizijos. Ką sunkiau daryti? Vaidinti ar televizijos laidą vesti? Nes aš girdėjau, kad tu telike dirbi tik tam, kad galėtum vaidinti teatre. Taip, aš dėl pinigų dirbu. Dėl pinigų. Nu, bet ir teatre, aišku, dėl pinigų. Nu, nes jeigu nemokėtų, ar ten, žinai, kaip daryti, arba jeigu turėtum labai daug pinigų. Gerai, bet jeigu tu, sakysim, tu dirbtum normaliai televizijoje, tu gauti daug pinigų. Jo, bet vis tiek teatre dirbu. Ir teatrui vaidini už dyką. Galėčiau taip daryti. Galėtum. Taip. Dabar tai, žinai, kaip pagal televiziją ir kur tu kitur uždirbi, atrodo, kad tu ir truputį ir už dyką vaidini, ar ne? Nes tu repetuoji 2,5 mėnesio, pavyzdžiui. Žinai, kaip, dabar kiekvieną dieną repeticijos. Tu eini ir tikrai tai nėra kažkas tai tokio, ką tu ten gali per 2 dienas kažkur tai, žinai, užsidirbti. Tiesiog. Bet tai yra įdomu, tiesiog įdomu. Tiesiog faina susitikti su žmonėm. Teatro pats įdomiausias ir yra dalykas pasiimti pjesę, kurioje nieko nėra, tavęs dar nėra joje, mūsų nėra nei dekoracijų, nėra to gyvenimo. Ir kaip jisai tampa to kūnų, kažkokiu gyvenimu, ir tu supranti, kad pradžioje net negalvoji, tu net nežinai, kas bus, koks tavo personažas, kur, kaip tu vienuėsi. Pradžioje yra baisu, man sunku, pavyzdžiui, repetuoti. Aš šiaip nemėgėjęs repetuoti, tikrai. Aš toksai, kur, nu gerai, aš paskutinis tekstą išmokstu. Iš tinginio? Taip, aš dabar repetuojam, pavyzdžiui, Vaivio Mainelytė, jinai jau moka tekstą. Aš tai mokėsiu gal, 2 savaitės prieš tą tekstą, žinai kaip. Bet sakau, pats procesas, man nėra, pavyzdžiui, premjera, man nėra tiek faina, kad premjera ir, žinai kaip, pats procesas yra visą laiką įdomiausias. Tiesiog teatro. Repetuoti. Žinai, tingi tu repetuoti, bet tai, kai tu matai, kai gaunasi. Ir jeigu dar gaunasi tau gerai, fantastiška. Man tai, pas mane yra tokia bėda, kad man gaunasi iš karto. Kažkada Oskaras sakė, kad aš ateinu iš pirmo karto padarau. O po to man labai sunku tą atkartoti. O tas žmogus, kuriam nesigauna iš karto, jisai daro, ar ne? Daro, taip, ir jisai tada padaro. Ir jisai gali būti, kad į premjerą išeis labai geros, o tu jau tą daręs, o tą patį daryti. Mano ir vidus toksai žinai, kaip mano tokia natūra, kad aš to pačio nelabai mėgstu, dėl to aš ir improvizuoju daug. Pavyzdžiui, televizijoje, faina, kad tai yra ne tas pats. Nėra to pačio teksto ar viso šito. Kaip kine irgi, tu praeini ir ten lieka.
spektaklį vaidinti man yra labai sunku, pavyzdžiui, tą patį kartą jau ten 30 kartą. Ir, pavyzdžiui, šį mėnesį jau ten, jeigu 5-7 spektakliai tie patys, man jau yra viskas. Man jau smegenis sako, tu turėsi tą patį kartoti, man jau truputį blogą darosi. Bet jeigu yra kiti spektakliai... Tu pats savo nepatinki? Nu, būna, taip. Kad aš jau ir toks... Aš būna šiaip, kad nepatinku, pavyzdžiui. Po spektaklius šiandieną buvo, tiesiog nepatikau labai savo. Ir visi sako, bet šiandien labai gerai. Neįtikėtina. Ir tada tu galvoji, aha. Ir tada tu susipaini. Šiaip gyvenime aš susipaini, aš nebežinau ten, kaip yra gerai vaidinti, kaip nėra gerai, kada kokios aš būsenos, ar taip reikia, ar ne taip, aš nežinau. Tai yra toks dalykas, bet gal tam ir yra tas žavesys, kad aš nežinau, kaip yra. Nes kartais atrodo, kad tu labai blogai vaidini ir sako labai gerai ir atrodo, kad šiandieną buvo tiek energijos ir aš suvaidinu ir sako, ir nieks nieko nesako. Kaip ir... Kažkiek, tai gal tu supranti, ar ne? Neblogai, taip. Nėra pas tave buvę tokio pojūčio, kad po spektaklio atrodė, kad tu šiandien, ką tu buvai? Man tai keiščiausia būna, kai jis net atsistojo. Vis laiką atsistojo dabar. Net jie eina iš karto rūbų pasimti. Lietuvos žiūrovas yra toksai. Jis iš karto atsistoja ir tu galvoji, bet aš jau dabar net statau. Aš matau, kas nebesistoja, sakau, stokitės visi stojasi, kas sakau, greitai. Sakau, pasimsit rūbinį paltukus ir viskas, nes man teko gyvenime matyti labai daug publikų, šalių. Žinai, kai mes su Oskaru važiavom ten virš 60, skirtingų. Amerika, Prancūzija, jie visi skirtingai ploja. Prancūzui, kad jisai paplotų, taip atsistojus, tu turi, aš nežinau, padaryti, būti šedevras, ar ne? Nes jie gali trypti vidury spektaklio, nepatinka. Amerikiečiai vaidino Yale universitete, tai jie ilgai buvo pauzė, tiesiog pauzė. 2 minučių, tyla. Užsidaro? Jo, užsidaro ir mes... Atsitraukia. Jo, nieko. Ir? Žinai, kaip ir nieko. Ir tu galvoji, ir žinai, kaip ir, aišku, režisierius, ne, tai blogai buvo šiandien, viskas praėjo blogai, o jie atidavė pagarbą. Dar tokia tylos ir tada pradėjo labai ploti. Režisierius tada sako, bet buvo ir gerų momentų. Žinai, tiesiog. Kur geriausia publika? Geriausia publika? Kaune ir Klaipėdoje. Ok, tai čia vis Lietuvoje. Tai aišku Lietuvoje, taip. Ne, bet, pavyzdžiui, Italijai fantastiška publika. Žinai, kaip tu tiesiog, aš atsimenu, teatro D'Argentina yra toksai. Ir mes vaidinom Hamletą, man atrodo, tai aišku tas teatras, žinai, kur su tais balkonais ir kur tu matai visi... Ložės. Žiūrėk, Roberto Benini ploja, žinai, kaip, tiesiog tai yra... Tai ne tai sakai, kad gera publika ar negera, bet, tokia jinai yra publika. Aišku, žinai, labai keista, bet... Aišku, jos skirtingos ir Gedimino prospekte. Mažasis teatras ir Nacionalinis dramos teatras jau skirtingos publikos yra, ar ne? Taip. Ir skirtingos vietos. Skirtingos vietos, publika irgi skirtinga. Nors atrodo nedidelis skirtumas. Nedaug. Jo, bet aišku, kokia Azijos, ten Kinijos skiriasi tikrai, ten, kai man teko 2008 metais būti, tai jie iš vis nesuprato tokio teatro. Pavyzdžiui, Rusijos glūdumoje, kažkur mes buvom tokiam Ačinskė mieste, kur didžiausias kalėjimas Vasario naktį, jie iš vis nesuprato tų interpretacijų. Nieko, mes su lentom vaidinom, jie, tiesiog. Vasario nakties sapnas yra vienas geriausių spektaklių. Taip. Oskaro Koršunovo, tas su lentom. Taip. Jie nesuprato iš vis tai buvo. Tai yra nauja, per nauja, modernu buvo, bet ten buvo tokia... Tokia buvo, kaip sakoma, tam, kad vežti į Rusijos glūdumą biški modernaus teatro, ar ne, to vakarietiško. Su lentom. Su lentom, žinai kaip. Ir jiems buvo tiesiog, nes, bet sakau, publika tai yra, geriausia tai yra Kaune ir Klaipėdoje, aš galiu pasakyti. Vilniaus jinai tokia yra visko mačia, žinai kaip, Vilniečiai jau tokie jau, jie. Noriu pasakyti, kad jie tokie šiek tiek snobiškai žiūri. Jau truputį jo, taip. Nustebinkit. Taip, yra. Nes, net, nors ir gal jau antrą kartą tik spektaklį, žinai kaip, nes labiausiai, man atrodo, žmonės yra... Buvo prieš tai 84 metais. Taip. Su mokykla, su klase buvo, nes važiavo į... Pas Šapranauską, grįžtamasis ryšys, ne, buvo Rusų dramos teatre. Taip, va tada buvo ir paskui atėjo ir... Nes, pas mus žmonės tokie, žinai kaip, tu supranti, kad daugiausiai žino apie šalis ir kelionės tas, kuris buvo vienoje kelionėje. Nes jis visą laiką, viską, apie to, žinai, kaip buvo viena kart Turkija ir jisai, ne, tai kaip Turkija. Ir visą laiką įskišta, žinai kaip yra. Tai kaip ir žmonės kažką paskaitę būna, tada jisai, tiesiog visą laiką gali cituoti ir tada įkišti vieną tą knygą ar kažką tai, arba vieną spektaklį, kurį matė, jis gali visą laiką įkišti tą. Žinai kaip. Nes žmogus, kuris labai daug jau, jisai jau nebežino, ką įkišti, todėl jis ir nebekiša. Man labai patinka, jis tikrai skaitęs ne vieną knygą, bet turbūt pažįsti Ramūną Vyšniauską, Sunkumų kilnotoją. Jisai yra Šekspyro sonetų gerbėjas ir jis moka jų ne vieną. Labai gražu.
Gražu. Bet labai gražu. O tu, tavo poezija, kurią tu galėtum pacituoti, tarkim. Aš galėčiau pacituoti paskutinį, keturailis, tai Sigitos Gedos dienoraščiai, ten, man atrodo, bybis tau į akį, bitė prie širdies ir neklausk buržuojo mano pavardės. Nu, toks buvo keturailis. Stipru. Tai ir tu manai, kad tokiu keturėliu tu galėtum sužavėti arba sudominti merginą? Nes, ką mes mokėmės savo laiku? Tai mes mokėjom 3 dainas, gitarą pagroti, tai buvo kas? Svajoklis, Boružėlė. Jo, nes ilgas kelias yra vėliau. Nes kad ilgas kelias turėjo, man atrodo, ilgas kelias daina tai buvo trumpas kelias link sekso. Aha, trumpiausias kelias link sekso. O pasisitėm kabinės merginas, ne? Ką? Aš nemokėjau groti ir aš tiesiog... Tai yra viena didžiausių mano gal vaikystės traumų, yra ne vaikystės paauglystės, kad aš buvau tas linksmasis, kuris visą vakarą hei, merginos! Ir likdavo be sekso. Ir viskas, ir tu lieki vienas. O tas, kuris tyli visą laiką. Ir sako, tau čia kažkas, daug aš nuimsiu. Ir viskas. Tai va čia ir yra tasai. Nuimsiu merginai. Jo, kažką numirgi, sako, tau čia kažkas tai krytė yra. Po 3 valandų tylos. Jisai nuima. Ir nuima visus rūbus tiesiog. Su ta dulkė. Nu, buvo, jie mokėjo. Aš nemokėjau. Tai taip dėl dulkės ir dulkinė. Nu, taip yra. Matai, kaip mes vienas kitą. O kaip tu vedei tokia atveju? Kaip nutiko, kad susipažinai su savo mylimą moterim, žmona, ką tu vaidinai jai, juokinai, gitarą grojai, gitarą nemokėjai, ką tu jai? Mes į pirmą pasimatymą nuėjom penktadienis 13 į Rusų dramos teatrą dar buvusim, į spektaklį Prakeiktą meilę. Ir tada mes važiavom, jinai sako, važiuojam į Naują Vilnią, aš ten nelabai buvęs buvau, mes nuvažiavom kažkodėl į kapines. Kodėl mes važiuojam į kapines? Sako, aš nežinau, kodėl aš tave atvežiau į kapines. Ir tada mes supratom, kad esame vienas kitam skirti. Ir viskas. Nes, susipažinom, man ten labai graži istorija yra iš tikrųjų. Kad Dainiaus Kazlausko žmona, Indrutė, yra mano kursiokė. Ar ne, ir Dainius apsiženio kažkaip, tai ir su Indrutė. O Indrutė tokia buvo man kritusi akį. Na ir kažkaip išėjo. Ir aš labai džiaugiausi, kad Dainius ar ne yra su tikrai. Tai yra mano geriausias, nuo vaikystės draugas. O tada jo žmona mokėsi architektūros ir mokėsi su mano žmona. Jie susipažino. Ir kai aš atvažiavau pas Dainių, jinai atvažiavo. Sutapo. Sutapo ir tiesiog man grąžino skolą. Ir viskas. Ir viskas. Ir mano žmona yra Dainiaus sūnaus krikšto mama, bet ne tai dėl to, kad aš, o dėl to, kad jos yra pažįstamos. Tai, labai mes kažkaip labai... O čia kurios pusės buvo ta iniciatyva, kad įsimylėjau? Tavo ar žmonos? Kuris buvo tas, kuris sakė, taip, negaliu be šito žmogaus, noriu. Žinai, kaip viskas yra taip, kad aš supratau, kad aš negaliu, bet man reikėjo ilgai suprasti. Todėl, kad aš buvau kito gyvenimo, aš buvau bohemiško gyvenimo, išlindęs, aš jau tapau truputį jau žymesnis žmogus ir toksai, žinai, kaip... Ką reiškia žymesnis žmogus? Kažkaip prasidėjo ten, pavyzdžiui, laidos kažkokios televizijoje, ar ne, ir toks aš galvoju, ką čia, žinai, kaip, o mano žmona, jinai pasakė, mes gyvensim kambarį po vestuvių. Ir? Mano žmona yra tikintis labai žmogus, aš irgi tikintis ir sakau, ir aš toks, žinai, kaip, apie ką čia dabar tu, žinai, kaip, baigtų ir mes kažkaip padraugavom, mes įsiskirdom, vėl draugavom, bet aš kur tik išvažiuodavau, kažkur, žinai, kaip, ir ten po 3 mėnesių, ir aš neturiu su ko pasidalinti, kur aš buvau. Žinai, kaip vienas kelionė. O tau reikėdavo? Labai, nes tada įvyksta kelionė, Arūnai. Vienam nevyksta kelionė. Jeigu tu paskui pradedi pasakoti apie savo jachtos plaukiojimą, tu didini bangas, didini audras, ar ne, tada jinai vyksta. Nes jeigu aš atsimenu, aš sėdžiu namie, aš įlipu į lėktuvą, nuskrendu į Karibus, tada grįžtu po mėnesio per tą ir sėdžiu vėl guliu. Ir kelionė, įvyko, bet kai tu pradedi pasakoti kažkam, tai visą laiką noris dalintis, dalintis ir yra, tai kas įvyksta, nes, žinai, kaip kartais tu mėgsti kažkokį matai labai gražų dalyką ir kažką, ir skambini žmonės, kai va čia yra tas ir tas, tada tu pasidalini ir tai yra, kažkokia įgauna, kažkokia, žinai, prasme ar kažką, aš nežinau. Ir aš vis skambindavau ir visą šitą, ir tada jinai sakydavo, Jergutė, aš jau tave taip stengiausi pamiršti, žinai, sako, taip stengiausi tave pamiršti. Ir tu vėl atsirandi.
Ir tiesiog aš supratau, kad laikas yra, važiavom į Japoniją ir pasipiršau Japonijoje. Ir tiesiog supratau, kad... Kas čia su ta Japonija visiems, nes... Nu, bet čia prieš 15 metų. Nesvarbu, bet tai vis tiek dabar važiavo tenais Marijonas į Japoniją. Mano sūnus irgi dabar važiuoja į Tailandą, į Japoniją tuoktis. Nu, matai, aš gal kažkada pažiūrėjęs su manim podcastą, dabar visi pradėjo važinėti. Nes prieš tai niekas nevažiavo. Mhm. O tai jūs gal atidarėte su šitą Makalium Japonijos šitų travel vestuvių? Su Makalium. Tai prava. Aš kažkaip, žinai, kaip mes važiavom, aš tą žiedą, jergutėlį tų kuprinį, kad tik nepamesti, nes jeigu pamesiu žiedą, tada ką dėti ir... Nes jau supratau, jeigu dabar nepasipiršiu viskas, tada, žinai kaip. O tu bijojai likti semperiniu, ar tu... Turbūt nebuvo dar tais laikais, nes aš pamenu, kai mes tuokėmės su Inga, buvo 20 metų ir tais laikais, na, merginos ypač stengdavosi, taip sakant, kuo greičiau iššokti. Vaikinai ten dar toks lopas, aš vienas buvau, kuris ten greitai stengiasi viską sutvarkyti. Nu jo, bet žmogus 50 atrodė, tada jisai, Aš... Žinai, ne, taip, bet tada 50, pavyzdžiui, man kad, atrodė, kad jis yra dabar suriedlinti važinėjęs ir tokio, pradeda važinėti, suriedlinti žmonės, 50 plaukioti, kažką daryti. O tada žmogus jau jisai buvo nurašytas, toksai, tiesiog jisai jau yra link jau. Tu taip žiūrėjai savo tėvus tuo metu? Mano tėvas mirė 52, tai... Žinai, kaip, jis man senas, bet geriausia, kad aš turėjau tokių tėtų, kuriems tuo metu gal buvo 60, o paskui kaip 90, man jūs kažkaip geriau atrodė. Žinai, kaip, nes aš supratau, kad, dar gerai atrodo, nes tuo metu, kai aš, tau yra ten 13 ir 60, taip. Tai jis atrodo labai senas. O kai tu 40, 90, tu sakai, wow, kaip tu gerai atrodai. Tikrai, sakai, žmogus kaip dar jisai laikosi. Tikrai fantastika. O tu bijai senatvės, kuri artėja, neišvengiamai, kaip tų tėtų, kuriams dabar 90. Taip, nes yra, kažkaip Parulskio skaičiau, kaip... Sigito, ne? Jo, Sigito, kad čia buvo dabar 60-metis ir ten buvo tik tai 38 metų, kur dar buvo 38 metai ir 20 metų tiesiog, iki to 60, 22. Ir sako, toksai, visiškai kitas dalykas. Tai aš 40 supratau, kad nuo 20 iki 40 yra, tai toks, bet nuo 40 iki 60 tai jau ir yra. 60, bet buvo seniau toks 50, dabar jau yra 60. Suprantu, kad senatvė yra 70, ar ne? Aš dabar žiūriu į genetiką, žiūriu, kaip mama juda, žinai, kaip žiūriu, kokiom lygom serga, kas ką. Mano žmona mano dovanoja kraujo tyrimą mano gimtadienio proga. Taip, organų ten pasitikrinimą. O tai visą kitą ir kolonoskopija ir taip toliau? Kolonoskopija, ne, aš kažkaip praslinkau kolonoskopiją, bet šiaip aš irgi dabar pasidariau visus urologų, visus dalykus, toks, jau pasitikrinė. Ir žiūri, senatvės aš kažkaip, daug dievė sulaukti. Žinai, kaip, tai yra, man atrodo, laimėjimas. Sulaukti senatvės, žinai, kaip... Nuo kiek metų tau senatvė jau yra? 75. 75, ne? Tai jau tavo. Kai troleibusų, man atrodo, gali nemokamai važinėti, man atrodo, tai jau yra. Okay, toks, jeigu nemokamai yra, tai reiškia, tu jau nebepajėgus iš visus. Tai arba tu vairuotojas, arba pensininkas. Taip, arba pensininkas, taip. Pažinėjai. Tai va, toks 75 metai, man atrodo, kad jau yra. Žinai, man labai gražiai Žvaneckis pasakė, labai neįtikėtina graži frazė. Niekur knygose nesutikau tokio. Sako, visi labai pergyvena, kad jaunystė baigėsi, ar ne? Visi, tai baigėsi jaunystė. Ne, sako. Svarbiausia, kad senatvė nesibaigtų. Nes jeigu senatvė baigsis, tai yra pizdėts. Tikrai. Aš manau, kad Žvaneckis vienas iš tų, kuriuos mums reikėtų skaityti, žinot. Nes, kažkas panašaus, ko gero, yra Šunširdis, Bulgakovo, Meistras ir Margarita, to paties. Ir be jokios abejonės, aišku, yra ir 12 kėdžių aukso veršis, Ilfas Petrovas. Nors ne visiems jis patinka, bet lygiai taip pat, kaip ne visiems patinka ir tas pats Kareivis Šveikas, kuris sako, kad yra anekdotų rinkinys. Taip, yra žmonės, aš žinau žmonės, kurie yra tie, kurie tik tai ir perskaityti tas knygas. Yra tokia rūšis tų žmonių, kurie skaitė aukso veršį 12 kėdžių, Šveiko nuotykiai, dar kokį Conan Doilį dar, ten, žinai, Sherlocko Holmesą ar ten ar dar kažką. Ir jie yra tas knygos, jie gali po 8 kartus skaityti. Mano brolis toks yra. Rimtai? Jo, jis gali cituoti ten kiekvieną frazę, jisai tiesiog tai yra neįtikėtina. Žinai, kaip kai žiūri kur filmas, sako, dabar žiūrėk, tai neįtikėtina, kaip taip yra, žinai, kaip ir jisai... O tu nežiūri kiekvienais metais Vienas namuose? Kažkaip šiemet žiūrėjau.
Aš buvau pasiilgęs. Kelintą kartą. Buvau pasiilgęs kažkaip. Ne, tai ten, žinai, 30 kartą. Bet aš labai atsimenu pirmą kartą, kai aš mačiau Vienas namuose. Nes buvo kabelinė ir aš užmigau likti, apsimečiau, kad užmiegu šalia mamos ir aš nuėjau pas brolį. Ir kaip dabar atsimenu, ar ten tas New Line Cinema, tas namas, Taip. ir toksai siaubekas ten prasideda, namas tas visą šitą. Ir tai buvo neįtikėtina patirtis, tai buvo kečiausias, ką aš esu buvau matęs, tai gyvenime buvo. Ir tu žiūri naktį tą Vienas namuose ir tas Macaulay Culkinas, buvo herojus, tiesiog kažkur jį pamatyti, ten Jacksono klipe toliau ar ne, dar kažkur kitur, tai buvo neįtikėtina. Ir paskui, tai tu kitą rytą tai mokykloje, tiesiog, ar tu matei, ar taip mačiau. Ir kas nematė, nesupranta ką. Bet tai buvo įvykis, tiesiog. Ar tai buvo tas filmas, kuris, na, sakysim, Giedriui Savickui uždėjo tam tikrą štampą, atspaudą, kad jis turi būti komikas, aktorius? Ne. O tu kada supratai, kad nori ir gali būti? Vienas dalykas aktorium ir tu esi puikus draminis aktorius. Tu ir dabar supranti, kad tau geriau sekasi juokinti, linksminti žmonės, nes tu ir telike dirbi. Ir kiek yra filmų su tavim, komedijų, tai kaip sako mano kolega Tapinas, kad jeigu už visus tau mokėtų taip, kaip turi būti, tai tau turėtų pinigus privežti sunkvežimiais. Taip, nors Lenkijoje būčiau. Nors šalia. Ten. Tai, bet, žinai, juokauti, tai taip ir aš visą laiką juokavau gyvenime ir aš niekada nepergyvenau dėl to ir niekada nepergyvenau dėl kažkokio požiūrio, kurio kai kurie susikūrė. Šiaip pasaulyje nėra uždrausta juokauti, ar ne? Mano pasaulyje, kurį aš susikūriau, mano tam, tai nėra uždrausta juokauti. Kitų kažkokiam pasaulyje atrodo, kad kvaila yra juokauti, gal komedijos yra, bet jie savo rėmuose gyvena ir ten neįeina, tai žinai kaip. Bet mano pasaulyje niekada nebuvo problema ir man ko mes rate ir aplinko aš girdžiu juoką, tau man geriau, bet nes aš esu iš tų žmonių, kad aš supratau, kad aš susitinku su draugais, mes visą laiką juokaujam, ar ne, Arūnai? Dažniau juokaujam. Kai tu susitinki, mes vis bandom pajuokauti. Ir tas bando pajuokauti. Ir mes nedarom tragedijos, ar ne, apie gylį, apie viršų, ten tą, kaip ieškom, ten žinai kaip. Negaliu prisiminti, kad būtų buvę taip, vis tiek. Ar pas jūs į laidą ateini į svečius, ten pas tave ir džiuga, vis tiek kažką tenais linksmo užmetė, bet kad pradėt nagrinėti Šekspyro, ten tą gelmę, karalių lyrą. Šiaip mes žmonės tokie, žinai, juokavom, bet gal mes kažkaip gelbėjom save, žinai, kaip, ar kažką ten, gal paauglystėje, žinai, nebuvo ten ir lengva, bet visą laiką stovykloje augęs, mes visą laiką juokaudavom. Ten buvo Dainius Kazlauskas, kuris juokaudavo. Leonidas Donskis ten visą laiką pasakodavo anekdotus. Čia buvo Žilvitis. Taip, visą laiką pasakodavo anekdotus apie žydus. Aš jau, žinai, aš jau ten 8 metų žinojau anekdotus apie žydus, kur nelabai suprasdavau. Bet sakydavau, kad tai yra kieta. Man tai, žinai, man labai įdomu, aš skaitau apie žydus, daug domiuosi, man tai yra aukščiausio lygio ten, žinai, kaip. Ir šventam rašte parašyta, kad jūsų tikrai nemėgs, nes jūs būsite geresni, žinai, kaip. Bet mano kitas yra, kuris man atsakė labai daug, labai paprastas. Labai pagrindinį klausimą apie gyvenimo prasmę. O tavo praeitoj laidoje aš žiūrėjau Justinas, kur sakė, žmonės tikrai ieško kartais gyvenimo prasmės ir paskui tampa randa, tampa dalbajobai, ar ne? Tai miršta rabinas senas 100-metis ir prieina prie jaunas jo, buvęs patarnautojas gal. Ir sako, tai jūs 100 metų nugyvenote ir sako, gal jūs galite pasakyti, tai kas tas gyvenimas? Sako, kame ta gyvenimo prasmė, kur esmė? Sako, žinai, gyvenimas tai yra fontanas. Sako, kaip? Fontanas, sako. A kodėl fontanas? Sako, žinai, a gal ir ne fontanas. Ir viskas. Bet man tada atsakė, žinai kaip, nes tu pagalvoji kažką, jau sakai, tu jau sakai, ai ne visiškai ne taip, kaip ir gyvenime, tu galvoji, jau tai yra tai, kaip, žinai, kaip dabar atrodo 40, aš jau dabar esu 60, atrodysiu senelė, ne apie tai viskas buvo. Žinai kaip, tai va šitas man ir atsakė. Ir dar vienas, koksai buvo toksai gal istorija, kuri man atsakė klausimą apie tą visą susireikšminę, kaip aš galvoju, ar tikrai kažkaip gyvenime gal čia nieko, reikia kažką daugiau siekti, kažkokių viršūnių, žinai, kažkokių tokių, kur irgi miršta žmogus ir klausia Dievo, sako, žinai, sako, o tai mano gyvenimas buvo kažkoks reikšmingas, sako, prasmė kažkaip buvo, tai sako, tai aišku, dar ir kaip. Sako, atsimeni važiavai traukiniu, taip, einu pavalgyti traukinį vagoną, taip. Atsimeni sėdėjo moteris graži, taip. Sako, paprašė druskos. Taip. Padavėjai. Taip.
Tai sako, viskas. O visa kita laisvas laikas. Ir man taip atsakė, žinai, kaip, jeigu aš kažkam paduosiu druskos, tas paduos, aš tau padėsiu, tu man paspausi ranką, tu mane pakviesi pašnekėti, ar ne? Aš irgi ateinu pas tave pašnekėti, nu tu darai, ar ne? Ir tu ateitini pas mūsų mes viens kitam, taip padarom, ar ne? Ir viens kitam tai padarom, viskas gerai, nereikia kažkokiu Everestų. Šiaip Everestą mes jau apšykę esame, supranti? Iš tikro, nu, aš kaip paskaičiau, man didžiausias yra. Aš irgi skaičiau ten, wow. Mes dabar spektaklį irgi ten darom apie tokius dalykus ir sakau, nu, hebra, nu, mes šiaip visi apsišykę, dar ieškom kitos planetos, kurie apšykti irgi, žinai, kaip nugalėtų. Būtų Marsas jau. Marsas jau būtų, jo, ir tenai, žinai, nes vienas mes prieš kitą šykam prieš vyresnį, prieš direktorių, visi apsišykę, kažką, o dergiam vienas kitą šūdais, tokie, žinai, šūdas, o maistą valgom ir tik šūdus perdarom, nu, tokie apsišykę, spektaklį darai apsišykę, ką kritikai pasakys, kritikai irgi apsišykę, ar parašysiu gerai, ar neparašysiu, visi apsišykę, nu, tiesiog. Žinai, man iš tiesų atrodo, kad... Ne, čia viskas yra labai gerai. Man labai patinka stebėti tave, nes tu daug juokingesnis ir linksmesnis atrodo, kai kalbi labai rimtai. Taip. Ir netgi apie tragiškus dalykus, kad taip, mes esame prašykę savo planetą. Taip. Ir iš kurios atrodo, kad mes turėsime neždintis. Tik neaišku, ar visi spėsim, be jokios abejonės, nes nu, visi ten 8-9 milijardai tikrai nespės. Jo, nes tu sėdi tam šūdas ir jeigu tu dar šyksi, tu biškį pakilsi, bet tada dar labiau. Nu, taip. Betgi būdavo. Pameni, buvo tokia bausmė Bagdade, man atrodo, senovės Persijoje, kad paimdavo šitą nusikaltėlį ir pasodindavo iki čia. Šūdo bačkoj. Taip. Ir veždavo jį per miestą. Ir jį vežant nuo rato judesio sukdavosi ir kardas. Ir tau norint šitą išvengti, kad galvotę nukirstų, tau reikėdavo panert. Iškilt. Ir tą visą dieną vežiodavo. Jeigu tu nenori žeminti šūdę, tai tu tiesiog, ką darai, nuleidai, kad tau galvą nukirstų. O jeigu ne, tai tu visą dieną ir nardai, tave vakarė jau išima. Jo, bet čia, žinai, gražiai tokia alegorija, kad žmonės irgi kartais sėdi kažkiem nemėgstamam darbe nuo 8 iki 5, visą laiką kažkiem apsikrovė šūdais, iki čia, sako, man va iki čia yra viso šito. Ir kai ateina direktorius kažkoks kardas, ar ne, jisai nutyli ir įkiša dar labiau tą šūdą. Tu negalėtum tokio darbą dirbti? Ne, negalėčiau. Esu bandęs, kartais norisi. Kur? Žinai, esu dažęs namus Švedijoje. Tu esi dažęs Švedijoje namus? Aš tau, jeigu reikės, galiu ir ten gipso kartoną, ir ten sienas padažyti, ir viską, aš ir lūpas dažęs. Taip. Aš dirbau Švedijoje. Taip, ir tu, gerai, Švedija tai čia vieta, bet tai, kad tu darydavai įrangą, gipso kartono. Taip, užpakliuoti viską darydavau. Ir dažydavai. Taip, aš tvartų pridažęs esu, taip. O kodėl tu apie tai anksčiau niekam neminėjęs, nes aš pamatęs tavo daugybę interviu? Niekas neklausė. Taip. Ne, aš dirbęs tikrai, žinai, kaip aš tiesiog man buvo, ir aš, gal neklausė nuo 8 iki 5, nes ir toks būdavo 8, ten keliesi, ten 5 baigi ir eini toks guli, nes kažkada atrodė, kad norėčiau visai tos disciplinos kažkokios, nes tada gal ramiau būtų, nes dabar nežinai. Pavyzdžiui, turėjo būti filmavimas sekmadienį, atšaukė sekmadienį filmavimą, dabar vietoj to dabar turėsiu į Latviją važiuoti po mūsų susitikimą. Bet tu pakenti vis tiek. Jo, toksai jo, bet kartais galvoju, išeini ir tu žinai, kad 5 grįši, žinai kaip, ir toksai, bet paskui, kai žiūriu, kai žmona tai vaikšto, nes tau yra šalia pavyzdys, ar ne? O ne, kai jinai išeina, aš dar guliu, tai yra pats geriausias jausmas. Kai tu dar gali gulėti lovoje, kai tavo žmona išeina į darbą ir dar šalta ir žvarbu, o tu dar, nes aš tą supratau, kai žmona kažkaip nėjo į darbą ir aš išėjau anksti. Tai yra neįtikėtinai baisu, skauda ir tu nenori eiti ir aš atsimenu, kaip dabar mano žmona, aš sėdžiu, žinai, taip, sakau, aš nenoriu eiti tą filmavimą, nenoriu, ten 12 valandų reikia, nenoriu. Jinai atsisėdo šalia, sako, tu žinai, kaip tas kalgotkės man deda, tas visas, sakau. Jis sako, Giedriu, eik, ten bus linksma, bus draugų, sakau, gerai, žinai. Bet dar vienas buvo momentas, kai aš važiuoju šeštadienį, aš labai nemėgstu šeštadienį, sekmadienį, sekmadienį ypač, kai spektaklis būna, taip būna, toks liūdnas vakar. Ir man žmonių gaila, nes jie nusipirko kažkada
kažkada bilietą prieš mėnesį ir tada sekmadienį atsikėlė vyras po vakar bernelių užeigos ir sako, ir ką, dar į spektaklį šiandien, eik tušti. Nes tas sekmadienio laikas nuo 3 iki 9-10, tai yra paskutinis toksai, kad pabūt prieš pirmadienį. Tai va, žinai, ir toksai sakau, geriausia sakau, važiuoju ten šeštadienį ryte kažkada, irgi sėdu į autobusą ir ten 7:30, vasarą. Žinai, kaip dirbi, aš dabar vasarą labai noriu nedirbti ir naujoje Vilniuje ten yra Vilnelė. Ir toksai beržas, kaip padarytas, toks šokinėti tiltelis. Aha. Ir visi benamiai. Tarzankė. Jo, benamiai Vilnių. Naujos Vilnių. Ryte 7:30 šokinėja nuo tos tarzankės ir visi alutį taip geria. Ir šnekučiuojasi. O aš toksai čia įžymus, pilnas darbo. Važiuoju filmuotis ir nenoriu. Aš noriu kaip jie. Supranti? Ir toksai yra, tiesiog toks paradoksas. Supranti? Toksai atrodo, kai tu turi darbą, va tokio, dar tu taip pasiekiai, kad tu gali dirbti ten. Teatre, tu bet aš noriu nuo to šokinėti, gerti alutį. Nes geriausia, man tais benamiais, žinai, kai stoteliai stovi, būna su to autobusu važiuojam. Labai juokinga, kad sėdi, čia nes 2 benamiai. Tu neįsivaizduoji, tokios karštos diskusijos dėl kamščių Vilniuje aš nemačiau. Okay. Taigi nepravažiuosi. Tai siaubas, ką daryti, supranti? Jie nei mašinų turi, niekada nevairavę, bet jie nepravažiuos, jiems didžiausia yra problema. O dar vieną kartą man labai pralinksmino benamis. Aš nešu, žinai, 2 maišus tokių bambalių, šitų, tuščių staros priduoti. Tokius didelis 2 maišus. Sekmadienis, atsimenu. Ir toks stovis su šiaudinė skrybelė, man to sekmadienis jam labai, silpna, nuo vynuogių sulčių vakar. Ir aš nešu, ir jisai taip atsisuko į mane ir sako, kiek tu geri, kiek tu gali gert? Aš tokia gėda, o ten vandens tie visi bambaliai, vandens. Bet aš pridaviau, aš jam daviau 10 eurų ir taip kaip filme važiuoju ir matau per važdardėlį į šoką. Vat neįtikėtina, kur sekmadienis, žmonių niekam nėra. Ir jisai toksai, aš kažkaip turiu ten, žinai. Aš turėjau panašų variantą. Irgi, suma ta pati, 10 eurų. Čia prie mūsų Balsių yra ta žali tas prekybos centras ir kažkaip eidamas padaviau 10 eurų. Ir aš jau grįžinėjau, o jau jie, nes ten šiek tiek užtrukau krautuvėj, o jie jau nusipirkė šildomųjų skysčių, jau matau, kad jau įpiešė. Alaus danguje nėra, todėl mes geriam čia. Nu jo, ir tu supranti, kad tam vakarui žmonėms padarėjai kažką tokio ypatingo. Ar reikia to? Nežinau, kiekvienam spręsti. Aš girdėjau, tu paskui ir kitose laidose apie tai, kad tave atpažino žmonės, kurie ten tau kažkokį varinį ar metalinį laumžirgį padarė, dar kažką padarė. Jau ten buvo, ŠMC ten tokia grupė, jų visų, tai aš eidavau sekmadienis, duodavau 20 litų jiems, nuveždavau maisto visą laiką per kūčias, ten 12 patiekalų. Ir jau jie, kai tu eini ir jie visi sustoja Vilniaus centrinėje, jie dainuoja ilgiausių metų tau. Tai... Ir jie sužinojo, kad tavo šiandien gimtadienis, ne? Nes aš girdžiu, jis ateina, nes aš eidavau ten Ašmenos teatras, o kad tai yra. Ir aš ėjau į spektaklį ir jie man sudainavo ilgiausių metų, man labai buvo gražu. Ar tu supratai, kad tuo metu, ko gero, nežinau ar reikšmingiausia, bet tai vienas iš tų dalykų, kur tu gali užsidėti, ko gero, riebiausią karmos tašką. Jeigu žmonės tave taip laukia to būtent Giedriaus Savicko, to Giedriuko, kuris duoda 20, ir jam repetuoja kaip teatre numerį, dainą, eilėraštį. Ir tai buvo tikrai gerai? Labai gerai. Pagarba buvo, tiesiog kažkokia. Ir aš supratau, žinai, ne tai, kad iš mano pusės, bet iš jų, kad nebuvo jų, kad jie nebuvo tik tai, kad duok ten ir duok, žinai, kaip yra. Kur duok ir paskui tu net nepažįstai, pikti, kai vėl nebeduodi. Bet man gražu buvo ir ten paskui jie kažkaip labai gražiai, ten bažnyčia kažkaip juos priėmė gyventi celės, nes jie nebuvo tėvišiškai, jie vakare susirinkdavo ir tokie be namų žmonės, žinai, kaip. Aš visą laiką, seniau gal toks smergdavau, žinai, bet tos empatijos, žinai, atsiranda ir į tą bliūdą, kai man kažkas pasakė, įsėsk į bliūdą, žinai, kaip, kai sako, įsėsk į jų bliūdą kartais. Žinai, kaip, kiekvienam gali atsitikti, ponai, nepykit, bet
Man pačiam buvo irgi su to alkoholiu tokių, žinai, įdomių visokių dalykų. Ir... Kiek metų tu jau nebe? Aš tai dabar išgeriu, tikrai, bet 7 metus man tokia buvo pertrauka, kurią privalėjau padaryti, todėl kad pertraukos nebuvo nuo 14 gal metų. Nu, žinai, nuo 14 tu vis tiek į 2 mėnesius kažkokio alaus išgeri. Nu, tokia... Ne, tai gal tada jau nesakykim, kad ten alaus, du kartą į mėnesį, būdavo, kad ir kiekvieną savaitėlę ir... Jo, toks savaitgalį, toks, žinai, kaip, ir tokio, kad tarpo ilgesnio nebuvo, nu tiek. Tu 15 metų jau esi, žinai, kaip, o ten prasidėjo... Sakau, 2003 aš kai pradėjau važinėti su Oskaru Koršunovu po visą pasaulį. Tiesiog kur pačius garsiausius pasaulio festivalius ir tu parsiveži labai daug pinigų. Nuo 2003 ten 15 000 litų, nu, žinai, 23 metam tikrai daug yra. Jau daug. Į mėnesį iš Prancūzijos parsivežti. Ir ten dienpinigiai ir visas, ir tas bohemiškas gyvenimas, žinai, kaip, nu, Vynelis, kolegos fantastiški, žinai, kaip, nu, tiesiog. Saulius Mykolaitis, Arūnas Sakalauskas, Martinaitis, tu su visais, nu, tiesiog būni kartu, žinai, ir toksai senamiesti, tokie plaukai dideli, tu visas fainas labai, žinai, toks, aš kaip dabar matau, tokius tai labai nefaini jie yra, nu, tokie, kur, nu, atsit labai faini, žinai, kaip, tokie ir tais plaukai, aš įsiskutęs kažką. Tu kalbėjai apie tą dabartinį teatro jaunimą vaidinantį. Šiaip, aš matau, kad tas labai fainas yra, žinai kaip. Nu, toks, bet aš visą laiką jausdavau, aš atsimenu, kad būdavo, pavyzdžiui, stovyklai, nu, tu toks fainas, žinai kaip. Bet visą laiką buvo tokia pora, kurie atvažiuoja, jie draugauja nuo mokyklos laikų. Ir jisai, pavyzdžiui, nu, žinai kaip, sako į pastą, tai aš paimsiu. Jis jau mokėjo elgtis, nu, tiesiog, žinai kaip, paduoti. Ten kažkokio pagarbos, kažkokios, nu, bet pasisupratimas buvo, pas tave dar nebuvo ten su to mergom, ten, žinai, kad pasilaižyti, ten kažką, nu, tokia, kas ten, žinai, bet ir man patikdavo, žiūrėdavo, va taip. Va. Tu mokėsi iš jo. Jo, bet kad jis jau yra toliau, nu, kur aš būsiu kažkada, žinai kaip. Ir kad jisai nėra nei ten reiveris, nei reperis, nes jeigu tu kažkom ten nelabai esi, tai tu turi kažkom ten būti, nu, nors plakatiškumą, nu, plakatą užsidėti, žinai, kad aš esu reperis. Nors viduj, to repo ten klausai, patinka, jisai nepatinka, žinai kaip. Taip, bet tu nebuvai nei reperis, nei reiveris. Aš buvau reperis. Ar Montana? Ne, aš buvau reperis. Nu, žinai, toks, jo, piltios kelnes. Pankas? Kelnes, bet čia išskūsta. Žinai, toks, kur čia buvo anarchija užrašyta ženklas, ne? Nu, tokia pusė skūstos galvos. Bet čia buvo pys ženklas. Man tu toks neapsisprendęs, žinai kaip. Nes Celas tada buvo, aš atsimenu, toksai buvo, jisai pys ženklą tokį nešiojo, čia anarchija tokia, kokie ženklai yra, tokie 94 metai, ką paduos iš vakarų, tą aš ir užsidėsiu. Žinai, telenarai, visas šitas, kas būdavo, viso šito. Ir toks dabar kaip, pažiūrė, tai juokinga man. Nu, juokinga. Kažko nedarytum taip, kaip darei, ne? Nu, man gal tokio, aš nežinau, žinai, kaip, jau toks apdryskęs viso šitam, mergo sako, nu, jis labai fainas, nu, bet jau. Jis ateina, jis apdryskęs, tik žinai, tie platus. Čia apie tave? Jo, toks, nu, sako, labai fainas, žinai kaip. Bet aš nebuvau nei vyriškas toksai, žinai, koks, nu, toks, fainai juokauti, geras aš buvau. Aš labai geras buvau, tikrai. Aš labai, ne tai, kad geras, bet aš labai bijau. Ko? Aš turiu baimę visokiam narkotikam, ar ne, ir... Tu nesi bandęs jų, nori pasakyti? Aš esu bandęs, taip, jo. Žolė? Žolė, taip. Koksą? Taip. Okay. Ir, supranti, bet tai buvo, nu, tai buvo keli kartai, viskas, tiesiog aš, nu, tai ne mano, žolės aš ant rankos, va, galiu suskaičiuoti ir tai yra ne mano, ir ne tai, kad mano, gali būti mano, ne mano, aš bijau, aš labai bijau. Ko? Tai, kad aš galiu tapti narkomanu ir aš bijau šitų dalykų, tiesiog, nu, aš bijau, pavyzdžiui, muštis, labai bijau, kur muštis, aš iškart bėgu, aš atsimenu bėgdavau, aš tik, visokie runetai, sako, einam ten, žinai kaip, ne, aš bėgu, aš bailys. Bet aš galvoju, kad aš dabar žiūriu savo sūnėną, ar ne? Ir matau, kaip jis bijo. Ir ačiū Dievui, kad jis bijo. Bet tai yra ne baimė. Po to supranti, kad tai yra drąsa. Prie chebros pasakyti, kad tu nenori. Ir bijai. Jo, ir bijai, tai yra drąsa. Kad tu sakai, aš nenoriu muštis, aš bijau. Bet tai yra prie chebros, kur ir tavo visą tai yra drąsu. Drąsu pasakyti, kai visi žolę ten perdavinė ir sakai, ne, aš nebandysiu. Senelė, ką tu? Ką tu? Bet aš atsimenu, kai mano ten šitam kieme buvo ketaminą leidosi. Visi, aš stovėjau, ne. Aš pasakiau, ne, aš tikrai ne. Jau šito dalyko aš tikrai nedarysiu.
Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje 8 drambliai. Ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti ir į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Gerai, muštinės yra muštinim. Teatre esi kažkada padaręs, pasakęs tokį variantą, kad po to pats stebėjai, kaip aš taip sugebėjau, kaip aš išdrįsau galų gale. Vaidinti? Ar ką? Vaidinti arba kažko paprašyti, pareikalauti vaidmens arba yra? Taip, esu išdrįsęs, esu išėjęs iš teatro. Iš Oskaro repeticijos išėjau, sakau, aš jau man jau gana, aš nebenoriu čia būti. Kas užknyso labiausiai? Užknyso visas, aš nieko nesupratau ir Oskaras buvo, ne Oskaras. Tai yra vienas talentingiausių režisierių, tai pats talentingiausias, kur aš dirbu, ar ne? Jis neįtikėtinai talentingas. Bet kartais kaip žmogus jis buvo netalentingas ir viskas. Žinai kaip, Man apie tai šnekėjo Remigijus Vilkaitis, jisai dirbo Veronoj, tą neįtikėtiną meilės istoriją. Jis stebėjo ir gražioji meilės istorija. Tai mes kartu dirbom, taip. Taip, ten irgi dirbai. Ir man ta scena su miltais, su tom tešlų minkimu ir visų kitų, tai buvo kažkas tokio, nes ten ir tie išeinantis ir mirštantis žmonės, kur išeina, nes veidai pabala. Ir ten tokių daug labai dalykų įdomių. Ir paskui supranti, kad per vieną šitą spektaklį tu jo nesugebi pažinti, nes jis yra iš tiesų toks daugialypis ir mes tokių ko gero nelabai ir turėjome. Aišku, Tuminas turėjo savo ranką, savo mokyklą, bet tu kažkur minėjai, kad tau Molieras labiausiai yra iš tų patinkantis, vien todėl, gal net nepatinkantis, bet gal tas, pagal kurį tu gali vertinti mūsų politikus, mūsų dabartinę situaciją šaliai. Žinai, kai man sako kartais... Tartiufas. Tartiufas. Jo, iš tikrųjų gražiai man sunku buvo Romeo vaidinti, nes aš dar nelabai supratau. Aš toks, žinai, kaip sakau, tas jaunas, tas stuburo nėra, tas, žinai, kaip tas gerimas dar toksai dažnas, žinai, jisai nepriduoda to tvirtumo. Tada dar gerdavai. Jo, aš jau tam toks baliavodavau. Žinai, toks vis laik toks, bet tu žinai, kaip tavo organizmas yra tas, kuris, ryte sakai, nebegersiu, bet jau spėja išsiblaivyti, ar ne? Bet vis tik tokios raudonos akelės. 17 metų tu nespėdavai pasakyti. Tau reikėdavo tik dantis įsivalyti ir tu jau atsigavęs. Ir jau girtas. Ir girtas nuo šito, teisingai. Bet, o Molieras, žinai, man kai sako, va šita pjesė yra labai aktuali. Bet aš nesu skaitęs kažko tai neaktualaus. Kažko neaktualaus aš nesu skaitęs. Kad tai vis tik tu gali pritemti ir tai yra aktualu. Viskas yra tas pats, visada. Ir kad tas politikai, jie buvo visą laiką tokie, Molierai, žinai, visada kokie buvo ir ten bus. Ir kad, bet man, kad parodė pavyzdį tuo metu Karbauskis, ar ne, buvo kaip tik, tai buvo labai gera, kaip sakydavo, žinai, kaip teatre ar mokomojo medžiagoje, kažkokioj tai mokomosiose šitose paskaitose, kad sakydavo, eikit stebėkit žmonės, ar ne, ir pažiūrėkit, kaip jie elgėsi ir tada tu nuimi kažkokį dalyką. Tai buvo tiesiog paimti ir kur žmogus, tiesiog nei kavos. O tau patinka nuiminėti žmonės iš gatvės arba iš teliko? Aišku, be jokios abejonės, tai tu tai darai, tu vaidini dviračio šou netgi, tu konkrečius politikus, konkrečius siužetus vaidini. Taip, bet tu nuimi, bet vis tiek tu lieki tu. Žinai, kaip vis tiek lieki tavo požiūris į jį. Tiesiog lieka, žinai kaip, ir visas, ir tavo santykis į jį lieka. Tai tavo santykis ir jį, ir jo, kas tai yra, ir tada tu nuneši. Nesakau, tai žinai, kaip ten su Tartiufu labai buvo, kad jis ir nei kavos, ir nieko jis negėrė. Tiek negėrė geros, jau ten tiek kavos mano žmona yra, kuri negėrė gyvenime, alkoholio nėra ir kavos negėrus. Turim tai. Karbauskį vadinu. Ne, jokauju. Žiūrėk, tu kai duodė interviu, tu visą laiką prisišneki apie žmoną prisišneki. Žmoną ir visą laiką. Ne, tas nesiskaito, atrodo, kad tai tu pinigus šitais bet aš supratau tada vynioji. Bet šiaip, man vis nekai, pavyzdžiui, žiūri žmogų, ir aš supratau vieną, ką aš apie save irgi galėčiau padaryti, pavyzdžiui, bet Karbauskį. Nes senai niekas apie jį nešnekėjo, jis kažkaip dingo. Bet, pavyzdžiui, man vienas gražiausių dalykų šiaip yra, kai žmonės prisipažįsta.
Nu, žinai, kaip, tiesiog, pavyzdžiui, kaip kokiai Skandinavijai būna, kur politikas sako, taip, aš išeinu. Pavogiau šokoladuką. Taip. Ar ne? Man tai yra labai stipru. Aš tada to, kaip po šokoladuko, aš atleičiau ir pasikeičiau dar labiau. Kaip Šalaševičiūtė pasakė, aš esu davusi kyšį kažkada medikui ir dėl to ją nuėmė. Nors, visi yra. Tie nuėmėjai, visi yra. Taip, bet, žinai, man prisipažįsta žmogus, bet ir man labai buvo kažkaip jo, kaip jisai greta. Yra moteris, kurie jis myli. Ir visiems gražu, kai vyras myli moterį. Labai gražu visi. Ar ne? Ir kitus, aš nežinau jos, aš nepažįstu. Ir tai yra labai žema. Nepažįstu aš tų draugų. Jo, sako, ir tai taip žema. O kaip moteriai jaustis? Tu sakyk, taip, aš ją labai myliu. Aš myliu šitą moterį. Ir galiu viską dėl jos padaryti. Seniai, aš už tave balsuosiu kitą kartą. Iš karto. Noriu pasakyti, kad tavo vienas iš vyriškumo suvokimų yra vyrui nebijoti atsakomybės ir pasakyti, va taip, kaip tu sakei. Taip. Nes pasakyti, kad ne, drebėdamas dėl kažkokių tai pozicijų viso šito, tai ko tai verta? O ko tai verta yra? Tai neverta filmų. Tai neverta jokių scenarijų, nieko neverta. Tai ko gero net neverta ir gyvenimo, kuriame tu esi. Taip. O su tuo, net, žinai kaip, nes tada sakyčiau, taip, aš, tiesiog, spaudžiu ranką, balsuosiu už tokį, aš eisiu. Bet nepateko. Karbauskis nepateko. Ramūnai, aš manau, kad mano kolegos ir mano nuomonės visiškai sutampa. Jūs esate tiesiog moralinis išverstas kūris, kuris net neturėjo drąsos pasakyti, kad aš myliu šitą moterį, kuriai dovanoja džipus, kuriai dovanoja netgi Seimo nario mandatą, netgi kotiko kailinius, su kuriais jinai sugebėjo turėti kvailumo ateiti į Seimą. Taip, ir kaip tu sakai, kaip tas, aš nepažįstu tų draugų. Gaila. Iš tiesų, tai koks tu esi santykiuose su moterimi, iš principo toks esi ir politikoje. Gerai, bet va čia dar vienas įdomus klausimas. Pats niekad negalvoja eiti į politiką, aš net nebijojau, kad tave yra kvietę. Ne. Yra kvietę? Ne. Yra kažkokia gražulio kažkokia kompanija kviečius ten. Ir tu pasinėjai? Ne. Nes buvo jau kitas berniukas atėjęs. Orlauskas? Ką? Kažkas jo. Ten video nuogas tas. Už nugaros krantės. Jis jau važiuoja į Vašingtoną vakar žiūri. Šiaip, žinai, aš truputį esu pavargęs, aš turiu tą nuovargį dabar nuo to geopolitikos, tikrai yra kažkoks nuovargis. Nes tu pradedi svajoti, paskui kitą dieną žiūri, kažkas tau sustabdo tą svajonę. Žinai, kaip tiesiog keičiasi viskas, ką daryti ir nedaryti, bet politiką aš niekada neįsiu. Nebent sakiau, aš eisiu į Europarlamentą 5 metam, paskui kad gauti rentą, nes ten tikrai aš galiu, hebra, jeigu sėdi Imbrasas, Ropė, Paksas, Tomaševskis, Gražulis, hebra, tai aš esu nežinau kas tada, tiesiog. Net aš jau savęs nemėgstantis girti, bet sakau, bet aš parašyčiau plakatą, tiesiog mano programa būtų, aš važiuoju pasiimti pinigų ir viskas. Tikrai niekam nenoriu gero ir nei Lietuvai nieko aš net nemeluosiu. Tik sakyčiau, aš kovosiu dėl Lietuvos. Mes visi, hebra, tiesiog ne. Aš važiuoju, užsidirbsiu pinigų, turėsiu išlaidom, kanceliariniam išlaidom, fantastiškų, skraidysiu 1. klase ir viskas. Ir jeigu aš būčiau prezidentas, aš keliaučiau, manęs 5 metai nebūtų. Visą laiką vėliavą nuleisti ir sakyčiau, aš tik naujam metam iš kokio balio su žmona sakyčiau, laikykitės, sakysiu, to grįšiu. Bet buvo toks variantas. Pamenėkiai, Remigijus Vilkaitis, dar prieš Vytautą Šerėną, Remigijus Vilkaitis buvo kandidatas nuo duonos valgytojų partijos. Duonos valgytojų partijos. Ir man labiausiai patikėjo atsakymas, o kaip jums su apsauga, kaip jūs, sako, žinokit, jeigu man visą maistą ir tai, ko reikia, pristatys į namus, tai aš niekur neįsiu, man nereikės apsaugos. Dirbsiu iš namų. Taip. Tai aš irgi. Ne, bet aš žinau, kaip sakau, tik Europarlamentą. Seime reikėtų dirbti, klausyti, aš nieko nesuprantu. Ten, žinai, balsuoti, nes... O parlamente pažiūri, kas už ką balsuoja ir aš balsuoju ir viskas. Tiesiog. Ir ten tai nereikia žiūrėti, bendras frakcijos sutarimas, kad visi balsuoja už tą arba prieš. Jo, bet būdavo, kad ten, pavyzdžiui, Paksas balsuoja už, Imbrasas žiūri, sako, tada jisai prieš. Kad nebūtų paskui, o gal ten, žinai kaip, yra. Ir viskas. Gerai, tavo nemėgstamiausias politikas. Iš tavo, tarkim, tu baigei mokyklą, tai dar buvo, aišku, ta pati Prunskienė, Brazauskas, Landsbergis, Vagnorius ir dabartiniai visi. Iš tos visos plejados, tavo nemėgstamiausias. Aš, kad niekas nebūtų panaudota prieš mane, tai pasakysiu, aš augau Karklėj
prie Olandų kepurės ant skardžio. Gerai? Supratot? Ne. Tai čia Olando ar Rolando kepurė? Ne, ant skardžio. Ant skardžio. Ant skardžiaus. Taip. Ir nuo skardžio norėčiau numesti. Tikrai? Na, iš tiesų, ten yra... Vienas man ne, kažkaip. Artūras Skardžius, ne? Okay. Tai yra vienas iš tų veikėjų, jokios abejonės jis patenka į mano sąrašą. Irgi pirmą penketuką bent jau. Bet ar tu įsivaizduoji, kad yra, gerai, tu suprantu, kad tikrai neisi į politiką, bet ar yra Lietuvoje, kaip tu sakytum, blaivaus proto žmonių, kuriems tu patikėtum, bent jau deleguotum galimybę nutvarkyti Lietuvą? Vat įsivaizduoja, kad šitas, jeigu nueitų, tai būtų gerai. Tavo klausimas dabar yra tokių laikų, kai... Taip, be abejo. Žiūrėk, tiesiog aš labai prarandu kažkaip žmonėm pasitikėjimą, žinai, kaip tiesiog. Aš supratau, kad visi meluoja. Bet mes renkamės kartais, net suprasdami, kad meluoja, bet mes renkamės pagal to, kaip jisai atrodo, pagal rūbus ar ne, pagal jo skaitomas knygas. Nu, jisai atitinka mūsų tą, bet ir jeigu jisai pasakytų, kad jis meluoja, būna kartais sunku pripažinti, kad tu visą laiką klydai, bet aš jau pripažinčiau, nes aš supratau, kad visi meluoja. Neįtikėtinai. 99%. Aš meluoju, čia laidoju daug ką. Tu meluoji, žinai, visi meluoja. Nu tiesiog, neįtikėtinai. Dabar iš vis pasaulis supratęs, kad galima meluoti. Kad tai iš nieko nebus už tai. Net galgi negalima, būtina. Būtina meluoti. Taip, būtina meluoti. Tiesiog, žinai, kaip, tiesiog yra... Tu bet ką rašyk. Žinai, kaip, tiesiog, aš, pavyzdžiui, gyvenu ten... Mano kaimynas yra, žinai, kaip ten prie jūros... Žmogus, kuris sukėlė alergiją didžiausią, tai Vytautas Landsbergis, neįtikėtina alergija, kažkodėl žmonėms yra. Bet kai tu paskaitai, kad, žinai, žiūri ir namukas pasitoks stovi, paprastas namukas, ne, bet kai tu kiti meluoja visiems, kad jisai ant jūros kranto yra milijardą kainavo, ir visi tiki, supranti, ir tu neįrodysi, bet aš sakau, žinau, taigi va jo yra. Nupirktas, kiek sumokėjo. O kiek aš esu jau nupirktas, kiek man sumokėjo, žinai, dėl ko jie taip galvoja, kad tą sumokėjo? Todėl, kad jie, kai balsavo už 10 litų, nes jiems sumokėjo ir jie galvoja, bet jeigu tu balsuoji už juos, tai ir tau turėjo sumokėti, ar ne? Ir man šitas, žinai, kaip tau meluoja akivaizdžiai ir jiems nieko nėra. Ir tas, sakau, visur dabar 99%. Ir tokia belė ką gali. Bet nes tau nieko nebus. Važiuok ir Trumpą visą šitą, jis tas 4% dabar šiandien, ne, tas, visą tokį, ką nori sakyk. Nu, ką nori, tai sakyti, aš esu 1,90 m. Aš esu 1,92 m, ką jūs? Ne, bet žiūrėkit, ne. Žinai kaip, tiesiog yra visur, tai tiesiog aš patikėčiau, aš viena dar tikiu Šimonytę ir viskas. Girdėjau už tavo legendinį pasisakymą. Taip, aš viena dar tikiu ją ir, nes žmogus darydamas sprendimus, pabaigai kadencijai sprendimus, kurie bus tik naudingi po to, ir kaip sakoma, galės nukirpti juostelę, kiti galės nukirpti. Taip. Tai reiškia, jinai daro dėl Lietuvos. Supranti? Ne dėl savęs. Aš suprantu. Bet tie, kurie loja, kad viskas, kas yra dabar daroma socdemų blogai, yra pasiekmė anksčiau buvusių konservatorių. O ką gerai? Tai netgi ne tai, kad nuo 8-12 metų, bet dar nuo Vagnoriaus laikų. Ir viskas. Ir praktiškai, kai jie pasako, 30 su viršų metų, visą Lietuvą visą laiką valdė Landsbergių klanas. Aš net nežinau, ką pasakyti šitoj vietoje. Manau, kad ir tu taip pat, nes tai... Žinai, kaip aš galvoju, atrodo, palieka ramybė, bet nepalieka. Žinai, kaip, vis tiek dar yra apie juos, viskas apie juos. Kad tai viskas jo, ką dabar kas, jeigu kažkas blogai, tai tas, vis tiek tas Landsbergis Tavila vargšas nusipirko jergutėlių. Jergutėlių, aš niekaip nesuprantu, žmogus nusipirko, kas yra dabar. Jūs pasižiūrėkite aplinkui, čia senamiestį, 5 kartus daugiau kainuoja butas. Aš prisimenu vieną dalyką. Ir aš negalėjau patikėti. 2008, kai mes patekome į Seimą ir man teko būti garbė ir pareiga Seimo pirmininku, tai vienas iš klausimų, kurį uždavė Mazuronis, Valentinas, vyresnysis. Ir aš klausau ir negaliu patikėti, kad toks gali būti variantas. Jis klausė, o ar jūs negalvojate ir niekad nesiruošėte kaip savo vilą Margaritos saloj galbūt pasiūlyti Lietuvos ambasadai Venesueloje?
Ai, va taip, ne? Ir aš klausau taip, pirmas, aš pirmininkauju posėdžiui, taip, toks pirmas žodis, kaip sakė Žilvinas Žvagulis. Apie ką klausiam? Ir jam nereikia atsakymo. Jam užtenka, kad jis uždavė tokį gudrų klausimą. Kaip tau atrodo šitas didžiausias, kaip aš sakau, ir ko gero, nežinau, skaudžiausias, bet prasčiausias teatras Lietuvoje. Tai yra Seimo rūmai, Seimo salė, kur tu aišku žiūri, tu stebi, nes jeigu tu... Jo, bet aš dabar stengiuosi politiką domėtis, kad nebegadintų man gyvenimo tiesiog. Kad aš nebebūčiau, kad man neimtų nervas, kaip dabar jau ima nervas, žinai kaip, tai nebūtų šeimoje, aš atsikeli, perskaityti kažką ir visą šitą, tai nervas ir žmona kenčia, žinai kaip, vis tiek tai persidoda, kai tu sakai ne. Taip. Aš jau stengiuosi mažiau, kad manęs, tiesiog man negadintų gyvenimo, žinai kaip. Tu nenori, kad tau politika knystų protą. Taip, bet, žinai, aišku, bet jeigu, kai sako, nesidomėsi politika, tai politika domėsi tavim, žinai kaip, tiesiog. Bet man jau toks, žinai kaip, bet aš sakau, aš tai praradau visą šitą, žinai kaip, bet aš nesu tas, kuris... Žinai, kaip, kur būna, kur aš stengiuosi matyti ir tiesą, žinai, kaip, pavyzdžiui. Ne tai, kad tu sakai, aš visą gyvenimą buvau konservatoriai ne. Ne, man nepatiko, pavyzdžiui, dabar. Žinai, kaip, pavyzdžiui, ta arogancija kokia, ar ne, kad to nebuvo su žmonėm prie įėjimo, ne, tokio, baikit, man nepatiko. Ir man labai nepatiko tas šitas. Dėl ko tie kiti galėjo laimėti, todėl, kad jie ėjo. Jie ėjo pa žmogų, kiekvieną žmogų. Eiti. Turi eiti pa žmogų, žinai kaip, tu turi eiti pa žmogų, kaip aš irgi, pavyzdžiui, būčiau arogantiškas toksai, žinai kur, dėl ko aš neatsisakau nei vieno kultūrnamio, net kur yra 10 žmonių, žinai kaip, nuvažiuoti, susitikti su jais, nes jie negali, net važiuos nei ką. Todėl, kad, aš turiu taip daryti, aš turiu nuvažiuoti, pasišnekėti, jeigu jie nori, jie laukia, sako. Kiek yra mažiausiai žmonių buvę tavo susitikti? 5 Visagine. 4 rusai, 1 lietuvis, ir rusas klausė, tai to takoj. Ir ką sakai? Ir sakau, ja Giedrius, tai aktor. Interesno. Ir mes pašnekėjom, visai gerai pašnekėjom. Kiek laiko? Mes 1:20 minučių. Klausimai buvo apie teatrą, apie visą šitą, bet 5 žmonės buvo. Tiesiog buvo skelbimas, ten kažką jie ten... Čia mažiau. Man yra tekę vesti koncertą, kur pasiprašė iš Švedijos grįžęs Edmundas Kučinskas, kur grojo akordeonu. Čia dar prieš tos didžiuosius arenų laikus, kai jisai tapo wow. Tauralaukyje, aš vedžiau koncertą, o jisai dainavo. 7 žmonės. 7 žmonės. Fantastika. Bet čia jo koncertas. Taip, tai žinai. Su bilietais, ne? Vienas dėl manęs atėjo, kiti 6 dėl Edmundas Kučinsko. Gerai. Bet, pavyzdžiui, daugiausiai yra buvę Kernavėj, man atrodo. Aha. Pagal procentą. Kadangi ten gyvena gal 140, o buvo 70. O, tai pusė beveik. Taip. Pusė atėjo. Tai Vilniui tai būtų 300 000. Tačiau. Tai čia labai gerai, kad jeigu būtų Vilniui, tai iš principo aš padaugini ir jau gerai. Tau niekas nesiūlė dar rašyti knygos autobiografinės? Ne. Aš knygą, man atrodo, išleidau jau senai audio. Per 100 podcastų praėjęs ir, kaip sakau, manęs klausia, iš tų klausimų važinėju po kaimelius, po kultūrinius, sakau, apie 100, virš 100 susitikimų, gal virš 150. Mokyklose visokiose turėjau, tai, sakau, tai yra po 1 puslapį, kaip ir knyga gavosi jau, ir kaip audio. Ir aš taip labai norėčiau pasakyti, kad šitas podcastas šiemet gali būti paskutinis. Kodėl? Aš tiesiog pavargau ir aš jau tiesiog labai neturiu ką pasakyti, man atrodo. Tiesiog labai daug, žinai, kažkaip buvo. Tu turi ką pasakyti, nes aš jaučiu, kad šiandien, aš matęs tavo beveik, tikrai nepasakysiu, kad visus, bet tikrai daug. Ir man patinka matyti kitokį Giedrių Savicką, kuris ir šiandien čia, jisai atsidaro šiek tiek kitoks. Jis iš dalies yra, iš dalies toks, kaip buvo pas Andrių Tapiną, kur ten, sakysim, ir juokavo, ir šmaikštavo, bet aš matau, kad tau iš tiesų pačiam čia šį vakarą yra smagu kalbėti. Bet čia yra nuo žmogaus, žinai, priklauso, man pačiam įdomu yra įdomesnius dalykus atrasti apie save, nes jeigu tavęs klausė žurnalistas atsiminė, tu atsakei, kad jūrai plaukdamas, tu nenorėjai plaukti. Tai aš ir nenorėjau plaukti, žinai kaip, tiesiog. Žinau, mes kartu būriuojam. Taip, bet žinai, atsakymai, aš daug kas jau sakau, uždavęs daug klausimų savo gyvenime, ar ne, tiesiog, ir daug kas man ir uždavė, bet kai klausimų užduoda kažkas dar, ar ne, kažkokį tokį, kur, tiesiog, ar būtum politikoje, žinai, kaip, ar norėtum eiti į politiką, aš nežinau, aš nebuvęs, nelabai gavęs tokio klausimą. Ir kas galėtum kam atiduoti valdyti, ar ne, aš nebuvau glavęs, ir tada tu atsakinėjai ir aš tada sužinau daugiau apie save, aš pats sužinau daugiau. Tu savyje ieškai informacijos atsakydamas į klausimą, į kurį pats net nustebai. Gerai, aš kartais užduodu tokį klausimą. Jeigu tu būtum savo idealios laidos vedėjas,
Ir tavo pašnekovas būtų įdomiausias pašnekovas, tas pats Giedrius Savickas. Ko tu pats savęs paklaustum? Aš gal pakalbėčiau ir tada pasakyčiau, o dabar Giedrius padainuos. Dainą, kaip laidose. Ir aš labai gražiai sudainuočiau. Aš taip norėčiau gražiai, sakau, ar galėtumės Giedrius sudainuoti? Ir aš taip gražiai sudainuočiau. O tu dainuoji? Ne, labai nedainuoju. Bet aš visą laiką galvoju, atsibūščiau ryte ir pas mane būtų Whitney Houston balsas. Ir sakyčiau, labas Giedriau! Eik tu šykti, kad tai iš manęs eina, aš negalėčiau patikėti. Ir aš eičiau gimtadienį, baliui, sakytų, visi ilgiausių metų, aš ilgiausių. Ir visi sakytų, wow, ir tu pasakytų, žinai, kaip iš tavęs eitų, tu net negalėtum, nes aš galvoju, kaip gyvenom, pavyzdžiui, Whitney Houston, kai tu atsikeli ryte ir tu turi tą vidų ir tu sakai, ir viskas čia, supranti. Ir va dainą aš norėčiau, sakyčiau, Giedriau, ar galėtum padainuoti dainą? O aš galėčiau. O paklausti tavęs aš norėčiau, ar tu laimingas? Aš atsakyčiau taip. O kas tau yra laimė? Man? Ramybė. Ir kuo toliau, aš labai nepergyvenu. Dėl tų metų visų. Žinai, po 40 tai nesiskaičiuoja. Nu, nebeskaičiuoja, man kem 4,5. Žinai, už 2 mėnesių bus. Aš kaip dabar važiuoju kažkaip Bieberio ten, kažkoks tai, jam 16 metų, kiek tu 16? Jo, bet už 2 mėnesių bus 17. Nu, žinai, kaip jis nori. O tau neskaičiuoja, o su metais ateina ramybė tavo. Nu, aš suprantu daug dalykų. Jeigu tu esi išmintingas, taip, tu toks esi, tu bandai sudėti tas išminties, kaip pavadinkime, išminties kruopas į vieną patiekalą, kuris vadinamas gyvenimo. Jo, žinai, bet aš supratau per tiek metų, kad kiek tu pergyvenai, vis tiek turės atsitikti tai, kas atsitiks. Nu, žinai, toksai paprasčiau ateina dalykai, kad sėdint reikia sėdėti, ar ne, kad gulint reikia gulėti, kad valgyti reikia valgius, gerti gėrimus reikia, kad, žinai, kaip, skaityti reikia knygą lėtai, fainai, kad tau būtų. Tau patinka lėtai skaityti? Man patinka. Todėl, kad, gerą literatūrą paėmus tu negali. Sakau, aš nesu tas, kuris, kad per šiemet perskaičičiau 50 knygų. Žinai, nes greito kursimas, skaito kursimas, kad kuo greičiau, tai yra, tiesiog yra nesąmonė. Tau knyga yra desertas. Tai aišku, jeigu gera knyga, tai iš vis tu negali geros literatūros, kaip ir gera muzika. Žinai, tu neprasukinėsi gabalą. Tai tu, yra tokių, žinai, detektyvą, kaip ten vasarą paėmė, taip, jisai toksai, nes detektyvas nori greičiau galą, sužinoti. Bet šiaip, pavyzdžiui... Tai nužudė sodininkas, čia standartas. Tai jo, bet dabar, žinai, kaip, taip. Bet dabar, pavyzdžiui, kaip sako, kaip vadinasi, nužudė. Bet dabar, pavyzdžiui, skaitau Simone de Beauvoir ir visi žmonės mirtingi. Yra toksai, taip. Fantastiška knyga, tiesiog tu skaitai ir tau viską pasako, jinai. Man, tiesiog ir pritarė man. Aš jai pritariu, žinai kaip. Tu tiesiog bendrauji, sakai, permastai ten kažkokį dalyką, nes ten labai gera, žinai, ir tada tu supranti ir supratau, kad ten yra, kad personažas jisai yra nemirtingas, ten jau 500 metų ir jisai guli po medžiu ir nieko nedaro. O iš lietuvių autorių tau kuri? Čia nuo tų, kur mes turėjome skaityti mokykloje ir iš tų, kur dabar, tarkim, ten tie Mylimi kaulai, jeigu teko skaityti naujausią, man visai... Aš turiu ją, aš tik tai Grybo sapną dabar skaičiau, aš Kavaliauskaitės jausmus perskaičiau. Ir Grybo sapną įpusėjau, bet aš toks, kur 5 knygas skaitau. Visas iš karto. Taip, žinai, kur būna. Yra viena knyga, kur po 2 puslapius skaitai, pavyzdžiui, Fernando Pessoa, ne? Tai dar iš ten jau 3 metai skaitau. Po kelis puslapius. Nes ten, ten tokia, tankis yra kitas, kaip pas Gavelį. Toks, žinai, kaip, ten vienam puslapį yra masė didesnė. O tau iš Gavelio kas labiau patinka? Džiazas ar pokeris? Man pokeris. Man labai pokeris. Pokeris, ne? Jis tamsus labai. Tamsokokas, sakysim taip. Tamsus labai, jisai sakau, kaip man labai priminė visi kiekvieni lapai, nes labai rašom apie lapus, tie supuvę lapai, žinai, kaip yra, tie rudenio tokie, kur yra tokie klampus ir tu eini per juos, jau tokia būna masė tokia. Man labiausiai, žinai, kas, manau, kad tau įsiminė, jo meilės scena su ta mylėta vaikystėje brandžia moterim, kurią jis paskui sutinka beveik mirusią. Jo, tai va tas buvo toks, taip skaitai. Bet šiaip Gavelis yra, tiesiog, aš kaip kartais, žinai, ir daug kas sako, man atrodo, jeigu mes, kartais ten, tai yra Čiurlionis, žinai, nelietuvis būtų, žinai, ir, pavyzdžiui, Balys Sruoga,
Man Balys Sruoga Dievų miškas, tai aišku, yra geriausia knyga. Tai neįtikėtina knyga. Tai ne veltui, iš to mūsų 100 metų 100 kiek knygų pirmoje vietoje. Nu, tai yra, bet tai yra neįtikėtina. Bet tai yra aukščiausio lygio ir, žinai, kaip aš supratau, kad, kaip, pavyzdžiui, žinai, kaip mes dabar kartais, taip mėgstam, lietuviai mėgsta tai tokį juodą, truputį tokį niūraus, ar ne, bet, pavyzdžiui, kaip ukrainiečiai, ar ne, tu žiūri tos video, kurie juokauja labai, ar ne, tokie žiauriai, pavyzdžiui, to karo, ar ne, visų šitų. Žiauriai juokauja, bet jie gali tai daryti, nes, kaip ir Balys Sruoga galėjo juokauti iš to, nes jisai ten buvo. Jisai ten buvęs. Ir jisai galėjo tai, bet ten ta absurdo, kaip tie, kur skaičiavo lavonus ir vienas nuėjo nusišykti, nes jis įrojo, nebus pilna šūdo. Tiesiog, aš neįtikėjau, aš galvoju, kaip taip yra gerai, neįtikėtinai gerai ta knyga, žinai, parašyta. Bet sakau, kad jisai gali tai, jisai galėjo tai daryti. Gerai, Giedriau, jeigu, tarkim, kažkas tave įkalbėtų, nežinau, ten Andrius Tapinas, aš nesiryšiu, nes tavo atsakymas aiškus, bet įkalbėtų parašyti knygą apie tavo paties gyvenimą, ne, tarkim. Ne tų podcastų, kuris išnekėjęs, ne santrauką, bet knygą parašyti. Vat Giedrius viskas sėda ir per vasarą Nidoj tarp buriavimų parašo knygą. Taip. Koks būtų jos pavadinimas? Kokia kaina būtų? Ne kaina, pavadinimas. Tu gali paimti bet kurį variantą iš jau buvusių knygų. Žinai, jeigu aš dabar parašyčiau, tai būtų pirmas tomas dar tik tai. Nes dar gali būti, dar kita knyga ir kur bus dar įdomesnė. Tai antras tomas. Jo, tai parašyčiau. Tai pavadinimai turi aiškus, ne? Jo, bet gal pavadinimas toksai, kad visai įdomiausia bus kitoj. Laukite tęsinio. Taip, laukite tęsinio. Viskas, kas įdomiausia, bus kitoj. Todėl, kad aš tikiu, kad mano gyvenimas. Užtinis Markas Tvenas, ar ne toksai? Taip, bet knyga. Žinai, kaip, jo, aš labai mėgstu biografijas, Man vienas yra iš tokių, kur aš labai skaitau, pavyzdžiui, ten skaitęs ir Prince, Whitney Houston, Michael Jordan, žinai, kaip tokių žmonių, kur tu supranti, kad viskas yra paprasta. Kad nebuvo kažkokio stebuklo, ten pasirodė Marija ir tu tampai krepšininku, ar ne? Kad tai nėra, kad viskas yra paprasta, kaip ir mes sėdim. O tu nemanai, kad esi jau dabar tokio lygio, kad tu esi įdomus žmonėms ir tavo sėkmės istorija, kai mato tave ekrane, tu vaidinęs tiek filmų, tiek komedijų. Aš suprantu, kad nemaža dalis tau kartais net kelia alergiją. Taip, bet man atrodo dabar, kad bus Giedriau dėl knygos. Ir sakysiu, gerai. Ir iškart išeina čia prodiuseris, mašinėlės, sako, viskas, chebra, darom. Viskas, Giedriau, pasirašom, viskas, žinai kaip. Ir tada mes knygą rašom. Bet aš parašyčiau tokią, aš galvoju, jeigu rašyčiau, aš parašyčiau labai atvirą. Bet jau tokią atvirą, kur su... Ne. Nesakai. Mes su Marijonu šnekėjome. Bet žinai kaip, sunku dar, perlipti ir parašyti. Mes su Marijonu esam šnekėję, sakom, kad jeigu bus mums po 80 metų ir visi didžioji dauguma herojų bus jau iškeliavę Napildin, tai va tada gal. Taip nuoširdžiai, kaip buvo. Jo, bet dabar tai bet lieka pavelnių tavo vaikai, anūkai ir rašo. Aš kai rašiau dabar knygą, kurią aš tau padovanosiu, Valius. Taip. Tai buvo kažkas tokio. Aš paskambinau vienai mūsų labai įdomios istorijos herojai. Ir paklausiau, ar aš galiu įvardinti, kas jūs. Nes buvo fantastiškos drąsos moteris, nes mes žaidėm Melagį, tą patį, kur Marijonas mokino prieš tai buvusi mano kolega Justiną Ingevičių. Ir tas, kuris pralošė, turėjo pereiti iš baro, ten, kur buvo baras, per gatvę į kazino, nuogas, pastatyti ant ruletės skaičiaus, palaukti, kol iškris ir išeiti. Ir prie mūsų prisėdo ten tų visų, kaip sakyti, rebetų, įsivaizduok, prisėdo ten Marijonas, Vytaras Radzevičius, aš, Žasai, visi, tie vadinimi rebetas. Ir prisėdo viena moteris, žvaigždė, nepaprastai graži, vis dar. Ir mes likom su jie dviese ir aš ją pasodinau. Ir jinai ėjo nuoga į kazino. Ir aš paklausiau, o galiu parašyti knygui, kad tai buvot jūs? Ką atsakė? Ne. Sako, mano vaikai dabar jau taip ūgtelėja ir nenorėčiau, kad jie sužinotų mamytės jaunystės šėliojimus. Įsivaizduoja? Tai net jie, būtent tie herojai pagrindiniai, jie nenori. Tai ir tau reikėtų, žinok, pasiklausti. Suprantu jo, nes aš vieną, kurią geriausių gal autobiografijų skaičiau, tai man buvo Mileso Daviso. Tai yra neįtikėtinai atvira jinai, bet jis parašė tai, visą tą džiazo savo, tą sunkų gyvenimą,
kaip narkotikų, moterų mušimą. Sakys, aš esu, sako, aš baisus žmogus buvau. Tiesiog baisus ir visas tas baisybės atvirai ir pasakė. Nes aš nežinau, ar dar galėjo būti baisiau. Negalvoju, kad ar dar galima buvo kažką nuslėpti, nes jeigu dar galima nuslėpti, tai jau seniai turėjo būti kalėjime ir miręs. Nu tiesiog. Nes tokia, labai atvira tiesiog buvo. Bet, jisai toks ir žmogus buvo, žinai, kaip Miles Davisas. Man atrodo, jisai, žinai, kaip pas jį nebuvo tų nei draugų, nei nieko, kam būtų kažkas tai palikti ir kažką dėl jo ten nepatogu. Kuo toliau, to viskas darosi įdomiau, bet mūsų laikas, aišku, jis yra ribotas. Aš turiu išleidėti tave ne tik iš savo tinklalaidės, bet į oro uostą. Giedriu, aš manau, kad mes dar kažkada grįšim, nes aš dar turiu daugybę klausimų, kurie, kaip sakydavo Newtonas, aš mačiau toliau už kitus, nes aš stovėjau ant milžinų pečių, turėdamas omenyje nuo Archimedo iki visų kitų. Tai man tie visi dalykai, stovint ant tavo pečių, žiūrint į tavo gyvenimą, jie dar tik tais atsiveria ir aš labai noriu, kad kažkada kad tai nebūtų tavo paskutinis apskritai podcastas. Ne, apskritai, bet tiesiog yra pertraukėlė, tiesiog. Taip. Ir čia labai gerai. Aš žinau, gerai, kad labai. Tu esi muzikos, kaip sakyti, nežinau, melomanas, bent jau tų plokštelių. Taip. Rinkėjas. Taip. Kolekcionuotojas. Tai klausytojas. Aš myliu muziką tiesiog. Taip, man yra. O tu myli Ingą Valinskienę? Ne taip kaip aš, aišku, bet gal, bent jau tą pusę. Ne, aš Ingos nemyliu. Tai labai gerai. Tada man negaila. Ačiū labai Ingai, nes jinai padarė sumuštinių. Aš kadangi pirmą kartą esu pas Arūną namuose, aš galvoju, gal bus kažko pavalgyti. Ir aišku, pas Arūną, kokie gali būti sumuštiniai? Tik su ikra. Ir labai gera ikra. Tikrai. Ir natūrali, ne ta, kur būna už 4 eurai ir tas indelis. Iš naftos. Puikiajam Giedriui. Inga Valinskienė. Tikrai, ačiū labai. Ačiū labai. Čia dvigubas. Dvigubai Inga Valinskienė. Ir patys šitie, nepatikėsi. Aš to parodysiu. Jie yra auksiniai. Ne, tai kur pas jūs įkra auksiniai plokštelės? Nuoširdžiausi linkėjimai, nes tu esi vienas iš mylimiausių mūsų šeimos ir ypatingų aktorių. Tikrai ačiū. Be jokios abejonės. Ar tu turėjai augintinį kažkokį? Aš labai mėgstu parašus. Labai mėgstu. Aš kai atsiverčiu knygas, kaip pavyzdžiui, kažkas padovanoti. Rolandas Kazlas, Mykolaitis. Žinai, tokia ir tau yra labai brangi knyga. Tiesiog. Augintinio? Taip. Ne, aš neturiu. O ruošiesi? Labai noriu. Gerai, tai kai noras taps realybė, tai tave kviečia 8 drambliai. Ir čia beje yra 100 eurų čekis. Nežinau, gal sugalvosi vėžliuką kažkokį, arba žuvytę, akvariumą susigalvosi. Jeigu kažkur pasielgsiu kaip kiaulė, aš naisiu į tą veterinarijos kliniką. Jo, pasižiūrėk į veidrodį. Čia tau, Giedriau. Ir be jokios abejonės su mano paties parašu geriausiam pasaulio Giedriui, Arūnas Valinskas. Gerai, ačiū labai. Ačiū labai. Tiek dovanų daug čia. Tikrai. Gal į tos podcastus įreisiu, bet pas tave tada? Ten, kur... Pirmas. Taip, man patinka, pavyzdžiui, aš važinėju, kaip miestelius važinėjai. Taip. Ir geriausia, kur gauni ten. Ir bulvių, medaus. Šakočių. Pavyzdžiui, dabar buvau Šiluvoje, ten tokių yra, priklausomybės centras, ne, jie turi karvės, jie melžia, neįtikina sūrį, jogurto, ten 2 litrus davė. Tai aš mėgstu šitą dalyką. Gerai? Tai supratau, kitam kartui pirksiu karvę. Labai brangi knyga yra. Taip. Aš norėjau nusipirkti, bet aš galvoju, gal biškai per brangiai man yra. Gal nueisiu į biblioteką. Dabar jau vėlu. Dabar jau turi. O dabar turiu. Ačiū, mylieji. Giedrius Savickas ir kiek girdėjo pažadą, ne paskutinį kartą. Ne paskutinį. Ačiū pačiam, gero kelio. Ačiū labai tau.